Kitos kaip modernus privalumai Azijos, kaip sakant, didmiesčio yra parodyti ir trūkumai visokie. Kinija, tai jos istorija yra visa, kaip sakant, istoriniai faktai, istoriniai pokyčiai įvykę pristatyti, metamorfozės visos įvyko, kaip iš imperinės, kaip sakant, iš imperinių pižamų įlindo Hitleris tos žinai, apie šiuolaikinę Kiniją, apie kinų triukus visokius ten, apie visus tas aferas jų, viskas aprašyta. Ir Tibetas kaip atskira kultūra patikta ir Tibeto ir kinų santykiai tokia daugmaž tokia analizė padaryta sveiko proto, ne tokia, kad čia viskas super, kaip kinai varo, žinai, kad čia jų arba kad čia žinatis Jurgio priverkšliamas viskas. Ne, kaip sakant, daugmaž stengtis objektyviai pažiūrėti. Knyga skirta yra skirta visiems, kurie domisi rytų kultūrą. Visi, kurie domisi Azija, rytais, visiems yra, kad kažkokį turėtų tokį supratimą bendrą, kad turėtų atspirties tašką žmonės, nes dabar nėra jokio orientyro į ką atsiremti, kaip lietuvių kalba nėra jokio orientyro, rusų, anglų, prašau, yra, bet lietuvių kalba nieko tokio nėra, iš viso nėra, absoliučiai. Parašyta, kad žmonės turėtų besidomėdami ar tai kultūra, ar tai medicina, ar tai religija, ar tai verslo reikalas, kad turėtų šitą atskaityti. Nes daug žmonių mums kreipdavosi anksčiau, kaip neužsirauti jų pinklės, klausdami, kur apsistoti, yra daug praktinių tokių dalykų irgi yra praktinių. Labai praktiškų reikalingų dalykų. Kur apsistoti? Ką verta aplankyti? Kaip neužsirauti ant kinų triukų, kaip dėrėtis, pavyzdžiui. Paprasti dalykai. Kaip verslo reikia tvarkyti. Kino etiketas yra paprasčiausias. Kad tas elementarus dalykas, kad kinas, jeigu sako, tai ar jas, ten pasakys, jisai, kad prižadės tą padaryti, neaiškiai jis padarys. Tai čia yra klasika, kad suprast, kad tai jis nemeluoja, neapgaudinėja tave, bet tiesiog jam nepatogu pasakyti ne. Tai yra blogas tonas, jis praras savo veidą. Čia yra tos subtilybės, tradicijos, aiškiai. Mokytojas atidaro duris, o įeiti reikia pačiam. Jie bando kištis į mintis, supranti. Miksas tarp davatkos ir runti. Būdami ribotos pasaulėžiūros. Fenomenas yra. Kurie nesidomi nieko išskyrus lietuvių lenkų santykiai. Nėra ir yra. Dėl taikaus, Tibeto išlaisvė. Vienuoliai ten mauroja, viską daro, žinai. Be jokio gido, be jokios grupės. Visiška laisvė.